kad jau filmuoju, paėmiau plokštelę su grindalais ir nuploviau. Va toks procesas. Nu ir pašerkim gausiai šiandien. Tegu visi būna laimingi. Nes kai esu namuose ir vandenį pakeičiu daugiau, tai ne problema. Nu va, leidžiasi grindalų debesis. Ar galima peršerti? Su sausu pašaru taip, su granulėm, užrūksta labai stipriai. O čia, kas ir gerai, grindalai įsiraus į smėlį, tai man tik grindalai išgelbėja akvariumus, kad tėvai neperšertų. O, pažiūrėkit koks. Patinukas. O dėl ko aš juos laikau? Išsirinkti pačius spalvočiausius ir eina į 2 linijas pagal raštą. Va čia jau mergaitės spalvoti dryžiai ant uodegos, tai pas manęs mergaitės iki to nesuaugdavo. O patinukai, va patinis. Tokius galės jau fotografuoti, jau negėda. Tai va, ir ant grindalų jie labai gerai. Aš turiu ir sausą pašarą, bet dabar man hikaris baigėsi, tai nelabai patinka tą, ką turiu. Bet kadangi pagrindinis racionas ir grindalai, tai viskas gerai. Ir grindalus labai gražiai valga ir ancistrusai, labai aiškiai. Koridoriukai va, duod iš dugno. Ir tuo grindalas ir gerai, vat. Čia grundą turiu iki centimetrą. Va, krenta grindalai, kur čia dabar palauk. Va, čia labai aiškiai matos, kaip grindalai raitos. Jie rausis į dugną, ilgai išbūna vandenį ir 2-3 parų bėgi. Jau ir galaksija yra išmokę iš dugno išrinkti. Kaip krevetės jos ėda. Wow. Visi jos ėda. Ir vat koridorai rausės ir išėda jos. Labai gera kultūra. Labai gera kultūra. Žuvim šerti. Gal ji ne viena, gal ir daugiau tokių yra. Bet šiandien iš to, ką aš bandžiau, tai ir lengviausia. Labai lengva užsiauginti. Nu, ten su drėgme durpė biškį pasižaidė keliuose indukuose ir ne visą laiką pavyksta. Aš irgi buvau nusižudęs ir pelėsiu apie jį taip toliau, žinai. Dabar išmokau elgtis ir viskas.